Sveiki gerbėmieji, sveiki mylimieji, sveiki ponai ir ponios, damos ir džentelmenai. Čia tas trumputis išdėstymas, kuris išblaškys jūsų abejonės iš karto, taip ar ne. Aš neištversiu nepasakius daugiau, vis tiek pakomentuosiu, bet tai bus neilgas išdėstymas, įsirinkit savo kortą ir žiūrim. Pirmasis variantas. Ne. Dar nelaikas šitam jūsų klausimų įsispręsti. Jūs arba per daug prisigalvojot apie tai, arba tai iš viso ne jūsų planas, ne jūsų dovana, ne jūsų reikalas. Galbūt kažkas jums bando įsiūlyti tą, ko jūs dabar sugalvojot papageidaut, bet tai ne jūsų. Na, matot, kaip kartais būna ir susidėstys visas išdėstymas. Aš nesakau, kad ne, ir aš negaliu pasakyti taip, todėl kad dabar viskas sustojo aplinkui ir jūsų sprendimas, ir jums sprendimas dar neateina. Kažkas jūs pakabino ir jūs turit pažvelgti į tai iš kitos pusės. Jum atsakymas ateis, jis gali būti ir taip. Bet po to, kai jūs pažvelgsit į klausimą kitų kampų, tiksliau iš kito kampo. Aha. Trečiasis variantas, net bijau žiūrėti. Aha, o čia taip. Nes jūs jau įdėjot daug darbo ir pastangų, ir jūs jau viską nusprendėt, ir jūs jau matot visą vaizdą. Jūs dabar truputėlį dar, atsitraukėt ir pasižiūrit į visą tai iš tolo, ir tai jau pildosi. Tai jau pildosi. Jūs kaip dideli išminčiai jau gerai viską apgalvojot. Taip, bet reikalas tas, kad jūs jau turit tai, apie ką dabar klausėt, ir laikot uždarytą kažkokioj skrynioj ir niekam neduodat, ir niekam neleidžiat nepažiūrėt. Taip, jūs tai turit. Tiesiog atidarykit savo skrynę ir pasižiūrėkit. Jūsų atsakymas, jūsų taip jau ten. Na, labai įdomus šiandien išdėstymas. Tai va, kitas bus kitoks. Gerai, ačiū.